Sveiki, aš suprantu, kad šičia stogo danga, mes turime šnekėti tik tai apie stogus ir apie daugiau nieką kitą, bet šitas video bus toksai biškutį kitoks, tai pašnekėsiu aš apie savo namo pamatus. Jeigu neįdomu pamatai, išjunkit ir tikrai negaiškit laiko, o kam įdomu pamatų šiltinimas, kviečiu pasižiūrėti. Papasakosiu istoriją. Žodžiu, maniau, kad kai stačiausi namą, kad pamatas šiltas, bet padarėm termoviziją ir pamatėm, kad mes šildom lauką. Dabar, ką mes susidūrėm, aš maniau, kad reikės atsikasiu 1,5 metro ir sumontuosiu tą putplastį 10 cm geoporas. Bet kaip viskas gavosi taip, kad galim atsikasti daug, bet pamatai yra lieti ir jie nuo tos vietos, kažkur tai nuo metro pasidaro labai banguoti. Praktiškai ten prie jų neįmanoma priklijuoti to putplasčio. Tai ką mes padarėme? Mes planavau 10 cm dėti, tai dabar dedu 20, nes per daug nusipirkau. Tai dedu 20 cm šitą putplastį geoporą ir dedam va matot, to tokie va išlindę, va šičia. Prie jų ten praktiškai nėra kaip priklijuoti. Nu tai jau kaip bus, tai bus. Nebus jau toks A klasės su 3 pliusais namas, bet aš manau vis tiek bus šilčiau. Tai va taip mes išsisprendėm savo pamato šiltinimą. Ten, žodžiu, kur yra fibo blokeliai, du sluoksniai ir vienas silikatinis, tai sudėjome, užklijavome va šitą va putplastį. Ačiū Rimui, galėsiu kontaktus kažką parekomenduoti. Tikrai gražiai dirba, malonu bendradarbiauti. Tokia situacija. Toliau dėsiu struktūrą. Ne aš dėsiu, Rimas dėsiu. Dėsim struktūrą ir paskui darysim skardos lankstinį. Karniziuką, kad nelytų. Nu taip, pamatas bus išsišokęs 20 cm aplink nuo namo, bet tai vienodai. Svarbu, kad būtų šilta žiemą. Dar pasižiūrim, kaip čia atrodo. Va, nu ir kaip tu priklijuosi ten apačioj. Kodėl tai padariau? Čia yra gyvenime padaręs esu klaidų. Ir su savo namu. Man kaip pirmas namas, žinot, kaip būna daromas uošviniai, paskui nežinau kam ir tik tai trečias savo. Tai va, pridariau su savo namu irgi klaidų. Bet ką čia dabar parinsis? Va, kaip apšildytas. Dabar aš manau išsispręs viskas. Čia mes turime metrą kažkur tai nuleisti žemyn. Bus gerai. Tai va, taip mano apšildytas pamatas. Iki sekančių video.